XIX amžiaus aš manau, kad turbūt geriausia keletas autorių būtų, tai visų pirma Čechavičius su miestovaizdžiais savo ir toliau jau Stanislavas Filibertas Fileris su tokiais turgų vaizdais, miesto gyvenimo vaizdais, kurių žmonių daug yra. Tada ir buvo įdomumas atsiradęs ir galimybės, aišku, technologijai pasikeitus, užfiksuoti žmogų, iki tol neleido technika. Jeigu, sakykime, iš prieškario, tai aš Burašo kažkurią nuotrauką įvardinčiau ir turbūt degančią dūminę Tatrofą. Tai yra tokia, kaip ir matosi tas socialinis dalykas, kada dūminės trofos, ten 36 metais ar tentais. Ir jau to reportažo užuomazgos, reiškia, vyksmas vyksta, kuris paskui peraugo į tolesnį. Čia būtų pirminė fotografija tokia. Dabar jeigu iš pokario fotografijų jau tą mokyklą, aš galbūt vyčiau kažkokią nuotrauką įvardinčiau, kad ir, sakykime, kelyje, ten ta ranka, arba dar kažkokią panašią. Visiškai nesvarbu. Kadangi vėl tai kaip ženklas naujos krypties, reiškia naujos stiliaus. Ir dar vėlesnio periodo, tai arba Trimako kažkokią vonę, arba raidotą aparatą, arba Lūkio krikštus, sakykime, ir panašiai. Ir jeigu dar paskutinio periodo, tai galbūt šitos angliskaitės tekstus, bet jūsų jau yra išėjimas visai tolimas nuo vaizdo, bet siūlymas prisiminti vaizdą užduotų tekstu. Čia vėlgi yra fotografijos kūrimas tik tai pasąmonės priemonė, be fotoaparato, be nieko. Ir antras dalykas dar yra, kad į šitą procesą įjungiamas ir žiūrovas, kas ir daroma šiuolaikiniam mene dažnai. Jeigu iš pačios tos vyriausios, kurios nebėra, tai man artimo visom kryptim tai Buračo dūminė pirkė diagrama. Čia ir Lietuva, ir simbolis, ir istorijos simbolis Lietuvos, ir fotografijos tos funkcijos gana įvairios, ten ir meninė, ir reportažinė įvykio nuotrauka. Tai iš tų senųjų laikų tai visą laiką stovi prieš akis. O jau iš tai fotomenininkų darbų, tai arba Liudvyčio ranka, ilgą laiką Sutkaus pionierius šmėkštės, patys buvom pionieriai ir komjaunuoliai. Dabar kitaip vertinti reikia, bet fotografija irgi labai gera. Tebėra. Pas save pasikabinęs ant sienos laikau fotografiją, kuri dabar jau net ir Macijauskas nelabai beveik ratas. Tai va tais laikais, kada fotografija buvo daugiau reportažinė, jau tas metaforiškas ratas man labai patiko. Sunku, bet jeigu sovietmečiu buvo kalbama apie tokį dalyką kaip Lietuvos fotografijos mokykla, tai tada pirmiausia galva šauna Sutkus ir turbūt jo pionierius. Viskas parealu. Ir sakau, man yra tai, kad reiškia tai, kas iki karo, tai man yra Vilniaus senamiesčio vaizdai. Ir toliau, kas yra po karo, tai yra, kaip jau sakiau, kaimo balutės ir dėdukai. Gražus išmintingi. Tada yra Kuma ir Niekis ir Nuobodulys. O toliau yra konceptuali fotografija, tai yra tokios labai grubios schemos, kurios man tampa kažkurių tai laikotarpių ikonomis. Man tai subjektyviai tai susijęs su vaikystės prisiminimais, tai Dichavičius man darė labai didelį įspūdį. Dabar, pavyzdžiui, man labai nepatinka tai, kai jisai daro su moterimis ir tokiamis jaunomis. Bet man tą albumą padovanojo vaikystėje ir aš žiūrėjau kažkaip, bet tada tikrai svarsčiau, kaip čia taip fotografuoja. Ir ten ilgi plaukai ir aš galvoju, aš noriu plaukų iki žemės. Tai subjektyviai man yra ikona. Stereotipiškai iškyla Sutkus. Sakyčiau, Sutkaus skrybėlė, bet po to nuslysta kažkaip dėmesys į pirmuosius Bulhako
nuogalių vaizdus į aktus, po to per juos grįžta, kur per juos grįžta? Ir vėl grįžta prie suktos skrybėlės. Man įdomios tos kelios kokios tarpinės figūros, tarkim, tarp fotografijos ir fotografijos kaip tokio fotovaizdo, kuris reikalingas tam tikrai koncepcijai išreikšti. Čia jau čia aš jau grįžtu gal prie visos kartos, tai jau man, pavyzdžiui, šiuo atžvilgiu, nuo kada man fotografija darosi įdomi, nuo Hubelytės, nuo Trimako, ir nuo dar kelių šitos kartos žmonių. Sudėjus 3 fotografus, jie bus truputį skirtingesni negu sudėjus 3 kubistus į krūvą. Ir jeigu, sakykime, kubizmai galima išvesti kažkokią tai ikoną, ne? Estetinę kažkokią strategiją, tai su fotografija yra žymiai sunkiau. Tai nėra ne tas pats vaizdavimo būdas, tai nėra tik tai geometrija ir aritmetika vaizdo konstrukcija. Tai yra truputį sudėtingesni, kompleksiškesni dalykai. Tai sakau, man yra lengviau pasakyti, kokia fotografija reprezentuoja autorių konkretų, negu kažkokią tai kartą. Šiaip jau įmant, kiek aš esu matęs lietuvių fotografų darbų, sakykime, nuo Čiurlionio, nuo dar turbūt ankstesnių laikų iki dabar, tai man atrodo, kad vis dėlto, gal aš kalbėsiu ne apie ikoną, o tiesiog apie žanrą, tai vis dėlto peizažas yra toksai neišvengiamas lietuvių dailės žanras ir, sakykime, net tais atvejais, kaip kokio nors Treigio ar kieno nors kito vaizduose, peizažo nėra paties, yra peizažo struktūra. Tai aš manyčiau, kad peizažinis mąstymas yra tas modelis, kuris labai smarkiai